Sveiki, šiandien vėl Poryt LT ir Poryt LT komandos narys Edmondas Babenskas. Labą. Sveiki. Kalbėsime apie, atrodytų, visiškai įprastą dalyką, iš pažiūros įprastą dalyką. Tai laikrodžio formą turintis įrenginys. Kai atsirado laikrodžiai, atrodė, kad išmanumas yra pasiekęs neįsivaizduojamas aukštumas. Sunku dabar įsivaizduoti, kaip mechaninis laikrodis, kokį poveikį mechaninis laikrodis padarė to meto gyvenimui, buitiniam gyvenimui, madoms, požiūriui į erdvę ir žinoma į laiką. Šitas įrenginys tik panašus į laikrodį. Ir čia yra pačių įvairiausių funkcijų. Jis suišmanėja. Ir matyt, mes dabar esame liudininkai šiek tiek kitokios revoliucijos, išmanumo revoliucijos. Vat Edmondas irgi turi panašų laikrodį. Įdomu, kuo jie skiriasi. Manau, kad vienas yra oranžinis, o kitas juodas. Čia esminis skirtumas, be abejo. Aš norėčiau šiek tiek plačiau. Mes iš tikrųjų pradėdami šitą laidą norėtume pasakyti apie tai, kad pradėjom kalbėti apie nešiojamusius sumaniuosius įrenginius, kurių tarpe yra ir Bluetoothinė ausinė, kurią aš taip mėgstu, ir yra Google Glass, kurių dar neturiu, ir kurių jau antra versija padaryta gamintojams, greičiausiai jau bus pakeista į trečią versiją neužilgo. Tai yra visa aibė sumaniųjų nešiojamų įrenginių. Nepaslaptis, kad laikrodis priklausydamas šitai kategorijai yra vienas iš labiausiai šiai dienai paplitusių įrengimų po ausinių. Man pirmą sumanųjį laikrodį teko matyti Sony. Šiandieną Sony jau gyvena trečios kartos laikrodžiai. Iš tikrųjų, mačiau nusivylusių žmonių. Dėl to, kad nuvylė jų lūkesčius, jie tikėjosi atrasti sumaniajame laikrodyje visą eilę pagalbinių funkcijų, kurių ten nerado. Iš tikrųjų, šiandieną mes kaip pavyzdį turime Samsungo gaminius, kurie šiandieną mes turime prekyboje Lietuvoje jau kuris laikas antros kartos, jie vadinasi Gear. Ir tai yra Gear 2, štai šitas, kurį aš turiu užsidėjęs, yra Gear 2. Ta, kurį tu bandėsi, yra Gear Neo ir yra dar toks Gear Fit, siauresnis, jis čia matosi paveikslėlėje, bet, reiškia, mes irgi turime, apie jį pašnekėsim kitą kartą, kai šnekėsime apie sportinius įrengimus. Tarp, reiškia, jų skirtumas to, kurį turi tu ir tą, kurį aš turiu, yra labai nedidelis, viso labo keli šimtai litų. Už tų litų stovi, iš tikrųjų, vos ne vienintelė funkcija, tai yra ta, kurį aš turiu. Jis dar turi foto-video kamerą, nedidelės raiškos, bet to pilnai pakanka. Tai, ką mes paprastai turime frontinėje kameroje, porą megapikselių, tai tokia kamera ir čia. Šitas laikrodis, kuris yra tiek pas tave, tiek pas mane, jisai gali išlaikyti 2-3 dienas, taip normaliai eksploatuojant. Gerai, o kas su juo galima būtų daryti? Mes daugiau apie tą gyvenimo būdą turėtume kalbėti. Kas atsitinka aplinkoje su žmonėmis, kai štai tokių laikrodžių atsiranda daugiau? Tai čia ir yra kebliausia tema, nes iš tikrųjų tai apibrėžia jo vartosenos scenarijai. Tai vieną panaudojimo fotografavimą paminėjau. Be abejo, jisai nėra tiek kokybiškas, kiek su mobiliuoju telefonu, netgi geresniu, nekalbant apie fotoaparatus, bet tokią atmintinės funkcijas jisai vykdo. Tai tokių, sakykime, pavienių, ne visiškai scenarijų apibūdinančių funkcijų yra ir daugiau. Tarkime, atmintinė balso, nes kadangi yra mikrofonas, turi atmintį, sujungti su telefonu arba planšetė, su telefonu kaip taisyklė. Tai tu gali į jį įkalbėti bet kokį tekstą, kuris gali būti tavo atmintinė. Yra atmintinė, paspaudėjai mygtuką, pasimatė starto
klavišiukas, paspaudėjai start ir įkalbėjai kažkokį tekstą, kurį paskui gali užsirašyti, jeigu tai telefono numeris arba kažkokia gera mintis, kuri kad neprašoktų ir neužsimirštų. Žodžiu, diktofonas. Taip. Bet ne šiaip diktofonas, vat būtent atmintinėms, nes kai mes kalbame apie diktofono funkciją tam pačiam telefone, tai kaip taisyklė kitaip administruojasi. Tai. Kai tai yra atmintinė, tai yra būtent atmintinė. Pats įrašas negali būti ilgas ir ne tam jisai skirtas, kad įrašinėti kažkokį ten susitikimo tekstą ar dar kažką. Čia būtent pačiam savo užsirašyti kažką tam, kad galėtum geriau prisiminti. Bet iš tikrųjų viską lemia tai, kaip tu gyveni, ką tu veiki telefonu, nes iš ties, žiūrint į laikrodį patį, jisai yra lyg ir telefono toks praplėtimas ekrano. Tiek tavo, tiek šitą laikrodį galima kalbėti, nes jis turi ir mikrofoną, ir garsiakalbį, ir toks kaip tylus ryšys, ne visiškai toks kaip garsus pokalbis per patį telefoną, girdi šalia stovintis žmonės labai tylų garsą, bet jisai yra garsus ryšys ir tu kalbėsi per tokią išneštą ragelį. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus bando atrasti, kamgi jisai gali būti jam naudingas. Tai vieni žmonės sportuoja, kadangi jisai turi sport trekerio tam tikras funkcijas. Na, tarkim, žingsniamatis. Jeigu tu specialiai netgi nesportuoji, bet tu gali matyti savo Čia šitie funkcija tai irgi turi? Ar... Be abejo. Tik tas... Be abejo turi, jie turi giroskopą, pakankamai sudėtingas algoritmas, nes tu sumosuoji su ranka, jisai šitų judesių neskaičiuoja, tu turi realiai eiti, tada tas giroskopas gaudamas tam tikrus specifinius judesius, jisai juos atpažįsta kaip ėjimą ir skaičiuoja žingsnius. Tiek taviškis, tiek maniškis telefonai neturi, kurios mes naudojame pulso matuoklio kaip atskiro daikto. Ant tavo riešo yra laikrodis, kuris štai va šitoj nugarėlės vietoje turi lazeriuką žalią, kuris šviečia tau per odą ir čia pat šalia esantis jutiklis fiksuoja pulsaciją kraujagyslių ir pagal tai suskaičiuoja tavo pulsą, yra pakankamai viliojantis dalykas. Kalbant apie šitą konkrečiai laikrodį, aš galiu pasakyti tokį dalyką, kad ramybės būklėje jisai matuoja pulsą visiškai neblogai. Bet tuo pat metu, kai tu sportuoji ir pasidengia kūnas ir ypatingai po silikoninių dirželių ir pačių laikrodžių lengvų tokių prakaitų, kuris blizgumą matosi nuėmus laikrodį, tai nuo to blizgančio odos lazeris atsispindi ir matuoja pulsą, sakykime taip, problematiškai. Dar vienas labai svarbus dalykas, tai yra tai, kad tu gali susikonfigūruoti telefone. Va štai, aš dabar paėmęs rankas telefoną, kuriame yra jisai sujungtas, būtent šitas mano laikrodis. Ir mes galime keisti tiek jo dizainą, ir keisti stilius galima ir iš paties laikrodžio, pritaikant spalvą, ten kaip nori, reiškia. Ir netgi yra specialūs dizaino instrumentai, kurie leidžia tau pačiam susikurti ciferblato dizainą. Dabar specialiai įeinu į sritį, kuri yra skirta konfigūruoti, kokie pranešimai tavo telefone bus patenkantis į tavo telefoną, pateks ir į laikrodį. Tai čia dabar kaip tik matau ekrane, gali būti ne tik įeinančių skambučių matyti, bet ir praleistų skambučius, bet žinutes, elektroninį paštą, oro pokyčius. Šitas laikrodis šiaip yra, sakykime taip, pakankamai įdomus gaminys. Dar daugiau, jame pasirūpinta visai eilė kitų dalykų. Pavyzdžiui, jisai nebijo vandens. Su juo nardyti nepatartina, bent jau garantijos tikriausiai išvengti
norėdamas gamintojas nerekomenduoja nardyti, nors man su juo teko plaukioti ir jisai nei sudrėko, nei sušlapo. Tai yra užtikrinama tuo, kad yra padarytas tam tikras vienas ir nepatogumas. Tai jame nėra mikro USB jungties tam, kad galėtum pakrauti. Bet yra užtat va štai toks daikčiukas, kuris prisijungia prie jo nugarėlės. Jau šitas neturėtų sušlapti. Ir tavo laikrodėje lygiai tokia pat detalė yra, reiškia, kuri prisijungia prie nugarėlės. Ir kadangi čia nėra skylutės sujungties, o yra per tokią kontaktinę aikštelę prisijungia, šitas daiktas, pats korpusas padarytas, apsaugotas nuo drėgmės, kas yra pakankamai logiška laikrodėje. Ir ekranas 320 taškų šitas yra irgi pakankamai patrauklus dalykas. Vat tik gavau elektroninį paštą, kurį galėčiau čia pat pasiskaityti. Kiek čia yra atminties, kiek čia galima? 4 gigabaitai. O, žodžiu, tai yra, ta atmintis gali būti naudojama ne tik tai nuotraukoms, kurias tu fotografuoji autonomiškai, nors paskui jos čia pat sinchronizuojasi su tavo telefonu, bet ten galima įrašyti muziką. Yra galimybė valdyti muzikos grotuvą ant tavo telefono. Tai yra viena galimybė. Antra galimybė tai yra įsirašyti muziką tiesiog į patį telefoną, į patį laikrodį, o ne į telefoną. Ir klausytis muzikos iš tenais per ausinės. Vėlgi, kalbant ne sveikatos kontekste, o savybių kontekste, tai yra, jisai turi infraraudonų dažnių diodą, kuris yra skirtas tam, kad šitą laikrodį galima būtų naudoti kaip nuotolinio valdymo pultelį, valdant viską, kas valdoma per infraredą. Jeigu čia Samsungas, tai jis tik Samsungo šeimos įrenginius valdo? Tikrai ne, kadangi jame yra duomenų bazė didžiulė, reiškia, jis išsirenki gamintoją iš pradžių, paskui kokį prietaiso tipą, paskui nurodai konkrečiai modelį ir tu valdai bet kokį prietaisą, bet kokio gamintojo, nes infraredas yra standartas kaip ir Bluetooth'as. Tai yra gamintojų suderinamumas šiuo atveju svarbus tik tai tas, kad šitie konkretūs Samsungo laikrodžiai, turėdami Samsungo operacinę sistemą Tizen, jie dirba tik tai su Samsungo telefonais. Tai čia yra taip lyg ir trūkumas, bet tuo pat metu ir privalumas, nes yra visa eilė funkcijų, kurių skirtingo gamintojo daiktai tiesiog negalėtų jokių būdų užtikrinti, nes tai yra suderinamumo klausimas. Tarp savybių galima paminėti dar labai įdomų dalyką, nes mes kartais nukišame kažkur savo vieną arba kitą daiktą. Tai šiuo atveju sąsaja, telefonas ir laikrodis, jie padeda rasti vienas kitą. Ir yra programoje mygtukas tiek telefono tam, kad rasti laikrodį, tiek laikrodžio ekrane galima pasikviesti programėlę, kuri iškviečia telefoną ir tu girdi, kaip jisai ten iš kažkur pagalbės užkritęs suskamba ir tu jį surandi labai lengvai. Kiekvieną kartą, kai matai tokį daiktą atsiduriantį mūsų gyvenimo apylinkėse, galvoji, kaip jisai veikia patį gyvenimą. Ar tai yra koks nors radikalus, revoliucinis pokytis susijęs su gyvenimo būdu? Vat štai toks laikrodis. Ar tai yra tik tai tam tikrų telefono funkcijų sustiprinimas arba padarimas jų labiau matomomis ir lengviau pasiekiamomis? Kad nemistifikuoti šitos temos, kalbant apie laikrodį, ypatingai sureikšminti laikrodžio kaip gyvenimo stilių keičiantį daiktą nenorėčiau. Manau, kad tai yra tiesiog dalies telefono, ekrano ir funkcijų ištraukimas iš kišenės, tam, kad tu galėtum greitai atlikti kažkokius operatyviai veiksmus su savo telefone esančiom funkcijom. Kaip taisyklė, niekada nebūna nieko papildomai išskyrus šiuo atveju pulso matuoklio. Grįžtant prie gyvenimo stiliaus keitimo, manau, kad tikrai pats laikrodis to stiliaus nekeičia. Daro kai kurias funkcijas greičiau pasiekiamas ir lengviau naudojamas, negu jos galėtų būti naudojamos pačiam telefone. Tai čia tikrai. Ar jos pasiekia tą ribą konkrečiam žmogui
galvojant, ar jam reikia tokio daikto. Ar ne, čia yra labai individualu. Man asmeniškai iš tikrųjų aš abejočiau. Jeigu neturėčiau ausinės, sakykime, tikrai norėčiau tokio laikrodžio. Jeigu, sakykime, jisai tiksliau matuotų karšto sportavimo metu, tiksliau matuotų pulsą, greičiausiai irgi man būtų kaip sporttrekeris jisai svarbus. Žingsnius suskaičiuoti, tai ne visiškai tiksliai atspindi, sakykime, to sportinį krūvį, kurį patyrei. Na, norėtųsi matyti diagramą treniruotės, jeigu, sakykime, žmogus užsiima rimčiau sportų ir nori palyginti treniruotės arba ją koreguoti. Jeigu žmogus domisi techninėmis naujovėmis, gadžetais, tai yra puikiai dovana tam žmogui. Tik tai reikia visą laiką įsivaizduoti, kad tai yra komplekse su telefonu, užtat Samsungo laikrodis šitas tinka tik tai prie Samsungo telefonų ir tai ne prie visų modelių, tik pačių sumaniausių, pačių naujausių modelių. Jeigu žmogus turi iPhone'ą, šitas laikrodis yra bevertis prie to telefono, jo nepriseks prisijungti. Ir užtat, jeigu norit padaryti malonę dovaną savo artimam ir mylinčiam techniką bičiuliui arba draugui tokią dovaną arba kolegai, tai visą laiką reikėtų vis dėlto pasidomėti ir pasigilinti, ar tai dirbs su jo įrengimu. Iš tiesų, kiekvienas turėtų suprasti, ko jam reikia. Gyvenimo būdas ir būdas mums šnekėti apie tą gyvenimo būdą yra labai artimai susijęs su sugebėjimu suvokti, kokios funkcijos, papildomos funkcijos žmogui reikalingos, kokios naudos jis gauna iš tų funkcijų ir kad jis nevirstų daiktų funkcija. Tai turbūt yra svarbiausia. Poryt.lt komandos narys Edmondas Babenskas. Jeigu kilo jums klausimų, kokių nors pageidavimų turite ar pastebėjimų, galite rašyti Poryt komandai. Adresas labai paprastas poryt.lt@gmail.com arba apsilankyti tinklalapyje Poryt svetainėje www.poryt.lt.